Sveiki visi, šįkart sveikinasi nuo kranto. Esu Vėluodžio ežere, bandysim galbūt sugauti karšį. Oras nelepina, vėjas kyla, panašu, kad ateina lietus, už manęs visiškai mėlyni debesis. Bet bandysim pagaudyti per naktį. Gaudysiu ne vienas, atvyks keletą pagalbininkų mano. Nu va, štai ir lietus atėjo. Ops! Nu jo, orelis matyt bus geras šį kartą. Bet tai mūsų neišgazdins. Nu ką, oras biškį pasitaisė. Galim pradėti gaminti šiek tiek jauką. Turiu kažkokį tokį, niekada nebandęs. Manau, čia didelės reikšmės jaukas neturi. Svarbiausia, kad jau būtų saldus labai. Taip pat jauką šiek tiek bersim žirnių, kuriais jaukinsim paskui dar savo vietą. Šiek tiek spalvotų džiūvėsėlių. Pašaras bei kaip ir padarytas, galima toliau tvarkytis. Taip, turim 7:30, atvyko mano pagalbininkai, bus galima pradėti žvejoti. Dabar plaukiu, supilsim žirnius. Plaukinam vietą, dabar bus galima užsimesti. Sistemėlės sutvarkytos, vailiukai uždėti, kabinsim šėrikvėlį, dedu 40 gramų. Užklipsuota nuo praeito kartą. Stikrina meškerę. Viskas tvarkingai kaip ir. Nu, atrodo puikiai. Galvojat, kad aš naudoju savo du nusipirkęs meškerių laikiklius, tai taip nėra. Čia yra privalumas, kai turi brolį. Kai nevažiuoja žvejot, gali naudoti tiek savo, tiek jo. Užsimetam paskutinę meškerę. Ką, pasistatom palapinę. Žvejojam 3, užmetė 4 dugninės, bičiulis mano užmetęs plūdinę, dabar yra 8:30, visiškai ramu pasidarė, oras pasitaisė, tikriausiai reiks laukti nakties, kada ateis karščiai. Ši patempė kibimukas. Kažkas iš karto kimba man čia. O, turim žuvį. Tik užmečiau. Nu, prikalbėjai man žuviesto. Tik užmetė. Jo, tik užmečiau. O, čia jinai sukasi kažkaip. Visa.
Net ne už burnos. Paleisk vandenuką. Matai, tėti? Nu, kaip tai kokia greita. Nu, dugnynės vienas, plūdinė vienas. Tai kol kas vienas. Kažkas vis ateina, pajudina. Bet kol kas kibimų rimtesnių nėra. Reikia daugiau permest. Nu, bet ir nesitikiu dar taip anksti. Tikriausiai sutems, gal tada ir bus kibimų. Laukiam. Tai va, papipsi biški. Šėryklas tikriausiai pajudina dar kol kas mailiai. Kažką labai nedidelę turim. Sekantį tu norėsi traukti? Taip. Gerai. Tai man reikia užsidėti dabar. Kažkas čia labai nedidukas. Biškį didesnė nei ta. Taip. Nu kur tu, pasižiūrėk kaip užkybė. Už nugaros. Galėčiau? Už nugaros užkybo. Matai, tėti? O, kokia greita. Kaip ta, matosi. Toks manimas, pasidariau stovą. Pabandyk. Pasikabinom kazaną. Ir bandysim pasidaryti valgyti. Tėti. Pirmas šašlas kazanė. Kažkas tai gavosi. Čia daugiau išvyka negu žvejyba gausis. Pipsėja. Ir pripipsėja. Apgavystė. Ant česnako. Česnako. Oi. Gerai, pabėžiek, pas mane atplaukė. Pasiklydo. Tai va, tokių jau atėjo. Tai sekantį duosiu tau traukti, jeigu pipsės mums čia. Kol kas didžiausia žuvis, bet kibimas į kibimą nebuvo panašus. Pipsėja. Tiesiog nusprendžiau permesti. Toks ir kibimas. Aišku, tokia ir žuvis. Oras visiškai nurimo, ramu. Lauksim nakties, kada atplauks didieji karšiai. Jeigu atplauks, jei ne, tai miegosim. Nu, čia tavo žuvis, bičiuli. Man pakirsti? Ar tu pats nori? Ateik. Lipk į vandenį. Dabar palauk. Toj. Pasiruošęs kelsi meškerį ir suksi. Toj. Tai gal dar supipsi. Nu dabar kelk ir suk. O, gerai, suk. Gerai. Į šitą pusę daugiau laikyk. Aha, va taip. Tiesiai laikyk. Aha. Suk, iškėlęs. Ar sunku? Ar yra kas nors? Yra. Spurda? Taip. Matai? Ši didelė. Didelė žuvis? Suk, čia nesustok, nes čia žolės. Prie kranto, kad neužstriktų. Nu, bičiuli, ar yra kas? Aukščiau meškerę laikyk. Čia žolės tau gali kliūt. Jo, čia žolės, to aš tau padėsiu. Kažkas spurda. Iš žolių ištrauksiu aš tau, gerai, nes čia dabar su žolėm ateis. Nu, trauk savo žuvį toliau. Ištraukiu iš žolių. Suk, trauk, žiūrim, ką turi. Nu va, žiūrėk, kokią žuvį pagavai. Gerai, nesuk. Atleisk valą.
Žiūrėk, čia tavo pirmasis karšis. Su žolėm. Vėl ant česnako. Matai, kokią žuvį pagavai? Bet kitą kartą pagausiu didesnį. Oi. Spurda. Bėga. Nu, va tavo pirmasis karšis. Grįžta namo. Užaugti. Žiūrėk, jis nenori namo. Turim. Nedidelis, bet didžiausias. Šį vakarą, šiąnakt. Skibimų, visai neaktyviai. Šalta. Jau buvau prisnūdęs. Pipsėjimas prižadino. Dėl tokio dydžio galėjau toliau miegoti. Šalta naktis. Ką, keliaujam toliau miegoti. Gražesnis.
Nu, toks pirmas karšiukas. Nu, galima pavadinti karšiuku. Karšiu. Taip, dabar turim 4 valandas. Kaip tik 4 buvau nusistatęs žadintuvą, galvojau, prabūsiu, pasižiūrėsiu, patikrinsiu kaip meškeris, skambėjo žadintuvas, pradėjo ir signalizatorius dirbti. Tai taip sutapo. Va. Atplaukė pirmas karšis, pasiėmėm, užsimetam ir laukiam dar vieną. Iškybo vėl ant česnakinio 10-tuką, kol kas numeris 1. Šiek tiek prasti šitie svingai, kartais užkliūna. Su pirmu karšiu ir lietus atėjo. Persimetė tikriausiai. Jo. Va, kimba kojos. Atėjo rytas. Tas pats česnakas veikia. Taip, ateina kojos. Negerai. Per naktį vienas karšis. Neįspūdingai. O, kibimas. Duokim šansą. Gal vėl kokią koją, arba nieko nėra. Labai lengvai traukas. Per anksti galbūt ištraukiau. Ne. Va tai va. Tokie laimikiai. Rytiniai. Įlupa gražiai ant boilio. Jis net apžiot negali. Net nesijaučia, kai trauki tokius tai. Pusryčiauti visi nori. Dideli ir maži. Dabar turim 6 valandas. Dar yra tikimybė pagauti vieną kitą karšį. Ryte dar pasitaiko tarp kojų.
Naktis liūdna. Mažai kibimų. Realiai 2. 2 valandą ir 4 valandą. Čia dabar neskaitau kibimais, nes čia ne to susirinkom. Žiūrėsim, jei mano pagalbininkai nesušalo per naktį, galbūt ir 2 nakčiai pasiliksim. Gal 2 naktis bus sėkmingesnė, jeigu liksim. Žiūrėsim, visai linksma gamtoj. Sulaukiam kažkokio kibimuko. Tai bandom. Kažkas nedidelio. Vėl gal koja kokia. Koja. Atrodo, kad ruduo būtų. Reikėjo gal net nesaldų pašarą daryti. Turėjau ir česnakinį. Ant česnako viskas kimba praktiškai. Nu ką, kai nekimba, atsiranda laiko ir valgyti pasidaryti. Pirmas bandymas kept duoną kazanę. Einam, trauksim žuvį. Einam, bičiulį. Pasiruošęs, palauk. Imk, palauk šitą meškerį. Būk pasiruošęs. Ranką laikyk čia, tuoj, kelsim. Palauk. Dar duodam pajudint biškį. Bandyk trauk, kelk viršų. O, sūk į viršų, kelk. Šaunuolis. Žiūrėk, meškerį gali va čia įremti pas save. Šone, va tai va bus lengviau laikyti. O, super dirbi. Sūk ryte. Ar yra kas nors? Yra kažkas spurda? Nu, šaunuolis. Sūk, nesustok, nes čia bus žolės prie pat kranto. O taip aukštai laikyk ir sūk. Eik ta. Spurda, ne? Sūk, palauk. Nežinau, kad tu čia trauki. Sūk, vairuok čia nais pas mus. Gal prireiks, aš neįsivaizduoju, kad tu trauki. Kelk į viršų, čia žolės gali būti po biškį. Aha, pala. Žinau, sūk ryte, kad neatsipalaiduotų. Ir vairuok per vidurį. Ui, tavo koja. Ohohoho. Storuliukę koją pagavom, taip? Ar laimingas? Gerą koją, dar tokias nesi pagavęs. Šaunuolis. Gerai. Gerai traukiai, pakirtai viską. Viską kaip priklauso, kaip tikras žvejys. Nors tu ir esi tikras žvejys. Skanaus. Kimba. Ateik trauksi. Palauk. Gerai. Trauk. Šita didelė. Imk, trauk. Tremk. Va čia, žiūrėk. Vis patogiau. Jau, iš šoną saugai kojytę. Trauk čia. Gera žuvis gal? Ar koja vėl? Gera, matai. Sūk valą. Laikyk tiesiai, aha. Gerai, sūk. Ar eina?
O, žiūrėk, kažkas purda. Menka. Vėl koja. Didelė. Ką tu kojų gaudytojas? Tai toks pats dydis. Taip? Vėl tu kojas gaudai. Čia tai bus gera diena. Net nukryto šitas. Lauk, uždėsim, patikrinsim. Stiprus smūgis buvo. Pala. Jau užsigyvena. Jo, trauk. Trauk. Gera. Aukštai laikyk meškerę. Gera sėdė. Gera. Nutrauk, bičiulį. Labai sėtinga. Nu, aš trauk arčiau, aš tau padėsiu tada. Viskas gerai, trauk. Pastrygo? Oi, važė. Gera. Gera. Pala, per va čia, per vidurį ateik. Čia tai komandinis darbas, taip? Žiūrėk, kokia koja. Super, taip. Atsargiai, atsargiai. Viskas gerai. Viskas kontroliuojama. Va. Juk gal dar didesnė tavo koja. Nu, įmetam į tinklelį. Nu, tęsiant toliau kojų medžioklę. Maistą gaminam dažniau negu žuvį traukiam. Tikrai didelė. Pati didžiausia. Pats didžiausia. Parodyk savo laimikį. Pati didžiausia. O, šitą gera. Daug Jo, gera. Tiek. Čia ateik. Suk. Gera. Lauk, neskubėk. Gerai, suk. Dirbk, dirbk, šaunuolis. Stenkis, kad tarp meškerių ateitų žuvis. Kelk aukščiau, nes čia žolės gali būti. Šaunuolis, laikyk per vidurį. Ateinu tau į pagalbą. Pabėgo. Pabėgo, gera žuvis buvo. Bus tas. Pabėgo. Mailiuką taip lūpo, kad vos ne iki kranto. Pataikiau. Taip, antra naktis, 12 valandų. Visą dieną jokio kibimo. Mailis daužė, šiek tiek kojas. Bandėm gyvą masalą, viską, tik tai mailis nuvalgo ir viskas. Tai palikom sumestą su boiliais. Per naktį, jeigu kips, ateisim, ištrauksim. Keliaujam ilsėtis. Turim, bet nieko gero.
Kad naktį gerai. Tik atsigulė, visą laiką tas pats. Nu, va, karšiukas papuolė. Nedidelis. Ant 15-tuko. Tai tik toks bus kelias. Pats karšiukas. Gerai. Gal čia. Esi. Apie kilogramą iki. Esi nori pažiūrėti, koks bus kelias. Gal ir yra vilties. Tik atsiguliam, sprendėm pailsėti. Nespėjau įlysti miegmaišį. Iš karto pradėjo pipsėti. Našu, kad gali naktį vėl neduoti ilsėtis, bet man tinka. Antra naktis, paskutinė. Jeigu pavyks kažką gražaus pagauti, bus smagu. Ir vėžiukai vaikšta. Kompanijos pilna. Nemanau, kad bus greit kibimas, tai varom toliau ilsėtis. Tokia šita žvejyba. Pasižiūrim, ką mes čia turim. Nelabai ką ir turim. Vienas, bet piktas. Visas kelias šlapas. Va, matai mano koją. Mūsų su bičiuliu laimikis. Dvi naktis, o tokie. Kojos dauguma keliavo atgal. Didžiausias karštis per 2 paras. Nepilnas. 2 kg 300. Ką, prabėgo 2 dienas, tiksliau 2 naktis. Žvejybą baigiam. Susikroviau paskutinius daiktus, apibendrinant žvejybą. Nežinau, ar pavadinčiau žvejybą, gal labiau poilsis gamtoj. Puikiai praleistas laikas. Taip paėmus per 2 naktis. 3 žuvis. Bet viena tik tai gražesnė, virš 2 kg. Kitos tiesiog
Vertinant balais, poilsis gamtoj 10 iš 10. Žvejyba, manau, 2 iš 10. Bet nebuvo tikslas prigaudyti žuvies, buvo tikslas pasibūt, gerai praleisti laiką gamtoj. Tai tas ir pavyko. Žuvis šiek tiek kibimas aprimęs, pasibandžiau ir gyvą masalą, ir boiliukų gaudžiau pagrinde. Uždėjus gyvą masalą iš karto pradeda pulti mailius, nuvalgo, tenka keisti. Likau prie boiliukų, palikau ir tokia ta žvejyba. Didelis ežeras, kai tikriausiai žuvis visur nespėja plakstyti. Naktis jau šaltos. Antras išbėjimas su dugnyniam šiemet. Tai Bodžiai jau bus galima duoti pailsėti, manau. Sugalvosim kažką naują, galbūt. Arba grįšim prie senų darbelių. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Iki pasimatymų. Visą.